Sofija gimė 33 savaičių plus 3 dienos. Bet tuo metu iš tikrųjų kažkaip tik įvykau į ligoninę, nežinau, man taip atrodė, kad viskas laiku. Aš tikrai neturėjau jokios tokios perdėtos didelės baimės. Aš vykau, nes aš žinau, kad bet kuriuo atveju jau tas susitikimas artėjo, 33 plus 3 savaitės. Galvojau, vis tiek, jau liko kelios savaitės, 3 savaitės. Tai čia tikrai nėra daug ir tos baimės tokios tikrai nebuvo. Kaip tik aš, atrodo, tuo metu vykau į ligoninę su tokia laimė, kad aš pagaliau susitiksiu su ilgai lauktu savo vaikeliu. Ir iš tikrųjų tos baimės nebuvo, nes nebuvo suvokimo, kas tavęs laukia. Atrodė, kad gims vaikelis, jis bus gal mažesnis, gims vaikelis, pagaliau tu su juo susitiksi. Ir tiek, ir tik tai tada, kada jau jį gimė, aš suvokiau tą situacijos rimtumą. Ir kai ją pamačiau pirmą kartą reanimacijoj, turbūt tada atėjo tas suvokimas, kas dabar, kas tai yra. Ir tada supratau, kas yra tas neišnešiotukas ir kaip tai yra rimta. Jinai buvo labai maža, jinai buvo visa apipinta laideliais, jos nesimatė nei veiduko, jos nesimatė, tik tai gal pilvelis matėsi kažkiek tai. Nes jinai buvo aprengta, kepurytė uždėta, liemenė uždėta, kojinytės uždėtos, ant nosies buvo toks didelis kvėpavimo aparatas, tokiom žarnelėm, aplinkui visur labai daug laidų, tai tas vaizdas toks, tu net negali pamatyti iš tikrųjų, kaip atrodo tavo vaikas, nes jo per visą tai nesimato. Buvo tikrai baimė ir buvo nežinomybė, absoliuti nežinomybė, kas tavęs laukia, koks kelias, kas bus, kaip bus. Gal net nežinau iš tikrųjų, gal tos baimės net nespėjau iš tikrųjų ir pajausti. Buvo toksai iš pradžių nežinomybė ir kas dabar bus. Aš net nežinau, ko iš tikrųjų bijoti, kad tą baimę jaust. Tai turbūt net nebuvo to, kad žinočiau, kogi man dabar bijoti. Reikėtų. Aš matau, kad situacija yra sunki, gydytojai reanimacijoje irgi nedaug žodžiavo. Buvo visą laiką kartojama 7 dienas iš eilės, kad būklė yra sunki ir stabili. Mes nesuvokėm nieko, mes žinojom, kad vaikui yra bloga būklė, kad kaip ir viskas stabilu, bet ką tai reiškia? Tai tiesiog reiškia, kad vaikas kaip ir nemiršta, bet kad jo būklė yra sunki ir ta nežinomybė, kurios tikrai nebuvo visiškai, nebuvo nieko aiškaus, kas mūsų laukia ir kokia situacija. Aš verkiau, grįžusi namo, bet verkiau stipriai. Aš neleidau savo verkti, nes, kaip ir sakau, turbūt mes verkiam, kai žinom, kad mes vargšeliai dėl kažko. Man gaila savęs, nes kažką aš žinau, kad man bus taip ar anaip, ne? Tuo metu aš nežinojau, kas manęs laukia iš tikrųjų, dėl to aš neverkiau ir buvau tiesiog stipri ir kantriai visą laiką susiemusi laukiau, o kas bus toliau. Ir tuo metu mano aplinka visa, mūsų turbūt tėtis Sofijos, seneliai, jie turbūt nerimavo dar daugiau už mane. Ir tuo metu aš buvau tokia stipri, kad man atrodo, aš palaikiau visus. Aš visiems sakiau, jūs nenerimaukit, viskas gerai, mes užaugsim. Tai tuo metu aš buvau tikrai labai stipri. Ir antiek stipri, kad galėjau sau leisti palaikyti tiek savo vyrą, tiek kitus artimiausius žmonės. O kai jau grįžau namo, taip, tada jau man turbūt nuslėgo visos emocijos, kurias aš ilgai laikiau ir tada aš leidau savo gerai išsiverkti. Tai kaip aš sužinojau, kad aš turėsiu brolį, tai šiaip aš sužinojau Palangoj. Tai buvo šeštadienio rytas. Mane mama nutempė į Palangą, pasakius, kad bus siurprizas. Aš tokia, okei. Tai buvo šeštadienio rytas ir atvažiavo tėtis, mama atsisėdo ir sako, man labai svarbu tavo reakcija į šitą dovanėlę. Aš atsisėdau, tėtis atsisėdo, mama atsisėdo ant lovos ir duoda man tokią dėžutę. Tai dėžutė buvo angeliukas. Angeliukas, žinot, tam plane, kad tas, kuris muzikytė vaikučiams. Tai ten buvo tas angeliukas, po juo buvo testas. Su 2 šitom linijom pagaliukais.
Tai aš paėmiau angeliuką va šitą, vat, ir aš, ačiū mama, čia aš kaip labai gražu. Ir aš net nenumaniau, kad dugne ten yra testas. Aš jo nemačiau. Aš žiūrėjau į angeliuką, dėmesys mano buvo angeliukas. Aš dėžutė iškart pataivat ranka ir angeliuku, džiaugiasi angeliuku aš. Ir man, tėtis man kažkaip ten sako, pažiūrėk, ten dar kažkas ten dar yra. Aš matau, aš nesupratau, kas ten yra. Kaip 10-metis vaikas gali suprasti testas nėštumo, kas tai yra. Aš tokia, aš va taip žiūriu, tą testą. Ir tėtis sako, mes turėsim leliuką. Mes apsikabinom, labai džiaugiamės, aš labai džiaugiausi. Jau nuo 5 metų svajota, aš nuo 5 metų kviečiau angeliuką, žiūrėjau į dangų, šaukiau visų balsu. Taip, tai po 10 metų likimas nepašykštėjo vėl šios dovanėlės ir tik tai šį kartą kirtos truputį skaudžiau, nes Sofija gimė didesnė, brandesnė. Vaikas gimė 29 savaičių, lygiai buvo 29 pilnos savaitėlės, kai pasaulį atkeliavo Benas. Ir šį kartą buvo viskas priešingai. Nes, kai pirmą kartą minėjau, aš neverkiau, nes nežinojau dėl ko. Neturėjau jokių baimių. Šį kartą aš viską puikiai žinojau. Aš žinojau, kas manęs laukia. Aš žinojau, kaip viskas klostysis ir aš suvokiau dar tai, kad mano vaikas gimė dar mėnesių anksčiau negu mano pirmagimė, kuri išvengė bet kokių, atrodytų to neišnešiotumo lygelių, tokių didesnių, mažesnių operacijų, kažkokių pasekmių, padarinių. Ir vat suvokdama tai, kad jis atkeliavo dar anksčiau, aš jau nebesitikėjau, kad man gali tai pasisekti ir tada aš palūžau praktiškai iš karto. Tai nuo pat pirmos savaitės aš tikrai labai daug verkiau ir man labai buvo, morališkai man šį kartą buvo be galo sunku, be galo. Nes aš jau šį kartą tikrai puikiausiai žinodama, kas manęs laukia, jau tada man buvo gaila ir savęs, ir vaiko. Gyvai aš jį pamačiau, kai jis buvo aplengvinta reanimacijoje, nes tada man ten neleido įeiti. Ten tiesiog negalim buvo. Ten buvo tėvai tiesiog. Net močiutė. Man močiutė negalima. Kai nieko nekalbu apie vaikus. Ten buvo, kur guli lengvesnio lygio vaikučiai. Aš gyvai jį pamačiau. Ir aš mačiau ne vaiką. Aš mačiau, kaip mama sakė, aplaiduoti kažkokią energiją. Aš nemačiau jo iš vis. Jo veidas buvo visada uždengtas akinukais, tokiais, o aš mačiau tik pilvelį ir kojytės, viskas. Ant viso kūno buvo visokie šlangai, laidai, gal prijungtas vaikas, nieko nemačiau. Man darė operaciją ryte, 8:49 gimė Benas, 3 valandą dienos jau mane pastatė ant kojų ir leido nuvažiuoti į reanimaciją. Tai Benas atrodė taip pat, kaip atrodė Sofija. Lygiai taip pat. Praktiškai identiško dydžio. Atrodo 10 metų skiria, o iš tikrųjų, viskas atrodė identiškai taip pat. Tai tas pirminis vaizdas, turbūt, kadangi tu jau jį matai nebe pirmą kartą, tai jisai nesukėlė tokio šoko, nes tu jau kaip ir suvokiai, kad tai bus ir kad taip turi būti ir jau tie laidai nebegąsdino, ko gero. Bet sakau, gąsdino kitas dalykas ir kai visi sako, bet jau antras kartas, jau kaip ir turėtų iš tikrųjų būti lengviau, tai ir yra lengviau, nes tu supranti daug ką. Bet sakau jau, dabar tu jauti tą baimę, nes tu puikiai žinai, kas tavęs laukia, kokios ligos, kokios diagnozės gali būti, kad žarnynas gali būti neišsivystęs, kad su širdele gali būti problemos, kad akytės, kurtumas ir visi kiti tie dalykai ir jau tu tai žinai.
Tai dėl to sakau, tai lūžis mano buvo jau pirmą savaitę. Aš tiesiog sakau, aš jau nebeturėjau, atrodo, tarsi net žemės po kojom. Aš nežinau, kaip aš eidavau į tą reanimaciją. Aš nežinau, aš kalbėdavau su vyru, aš sakiau, aš neturiu žemės po kojom. Aš nežinau, kaip aš einu. Mane kas labai tam visam mano lūžime, kas mane stiprino, kad jau pirmą savaitę aš suvokiau, ir medikai galbūt daugiau truputėlį kalbėjo, kad jis jau nuo pat pirmos savaitės buvo gerokai stipresnis negu Sofija. Tai Sofija gimusi mėnesių vėliau turėjo įvairių lygelių nuo pat pirmos dienos žymiai daugiau negu gimęs Benas. Aš parašiau laišką broliui, nes aš norėjau jį palaikyti, aš pati su tuo pragyvenau daug. Ir aš žinau, kas tai yra, kaip jam buvo sunku, aš žinau, nes aš tai jau buvau pragyvenusi. Aš jam parašiau laišką, jis buvo apie tai, kad aš jam linkiu užaugti, kad jis tikrai užaugs. Ir mano planuose buvo toksai dalykas, kad kai aš atnešiu jam tą laišką, pakabinsiu ten kažkur, jis jį pamatys ir jam bus geriau. Ir nuo tos dienos, kai aš jam atnešiu tą laišką, aš jį pakabinau ten, seselė pakabino jį. Ir nuo tos dienos kažkodėl jis pradėjo labai sparčiai augti. Lėliukai viską jaučia. Tai man buvo labai keista ir buvo ta mano tokia stiprybė ir aš visą laiką kažkaip taip vis su tokia baime pagalvodavau, negali būti taip gerai, negali būti, taigi tik 29 savaitės. Vaikeliui nei infekcijos, nei bakterijos, nei plaučių pneumonijos, kuri buvo, pavyzdžiui, pas dukrytę. Pas dukrytę buvo įsiliejimas į smegenis kelis kartus keliose vietose, kraujosruvos. Pas jį kaip nueini, sako, nieko nėra. Jisai viskas gerai, jokių antibiotikų, nieko neaišku, per lašinę lašinamas tiesiog ten riebaliukus, kad augintų lašinės, kvepavimas kažkiek tai. Man net atrodo, Sofijai reikėjo gal net to deguonės terapijos tokios didesnės negu jam. Tai nuo pat pirmos savaitės jisai buvo tikrai šaunuolis, labai labai stiprus. Nors jį kažkaip gal reanimacijų užlaikė ir truputėlį ilgiau. Sofija buvo 7 dienas, jisai prabuvo 10 dienų. Bet aš skaitau, kad jį pralaikė tik tai dėl to, kad jisai mažiau savaičių yra gimęs. Bet jisai tikrai labai stiprus, labai aukštas vyrukas palyginus, nes tokiu metu turėtų gimti iki 35 cm, mes gimėm 39. 1 kilogramas 370, nors svoris irgi nemažas. Būna žymiai mažesnių iš tikrųjų pagal laiką. Šiuo metu Benui 36 savaitės ir 5 dienos, tik tai rytoj jisai skaitytųsi išnešiotas naujagimis. Mes jau esame daugiau kaip apie 10 dienų namuose. Mus paleido iš ligoninės 35 savaitę. Tai nes Benas iš tikrųjų buvo gerokai ėjo ne pagal planą, gerokai į priekį. Gydytoja net juokavo, sakė, jūs turbūt, mamytė, tiesiog nežinot, kada pastojot. Ir jūsų terminas buvo blogai apskaičiuotas, nes Benukas tikrai buvo šaunuolis. Visi gydytojai žinojo, kad čia šaunuolis ir ateidavo, visą laiką pagirdavo, sakydavo, jau girdėjom, kad tu taip viską į priekį darai. Tai ta proga, kad jau jam viskas tikrai sekėsi žymiai anksčiau ir kūno temperatūrą išlaikyti, ir išmoko iš buteliuko valgyti labai greitai, tai ta proga mus ir paleido anksčiau truputėlį. Manęs labai daug kas klausia, už ko aš kabinausi ir iš kur aš turėjau tos stiprybės. Tai negaliu atsakyti vienareikšmiškai, iš kur buvo ta stiprybė mano. Labai daug davė tai, kad mano vaiko būklė buvo pakankamai stabili ir gera. Tai kiekvieną kartą, kada palūždavau ir pagalvodavau, kad man savęs gaila, pagalvodavau paskui priešingai, kokia aš esu laiminga šiam momentui, kad mano vaikui yra viskas stabilu ir gerai. Taip pat mano stiprybė buvo vyras ir dukra, nes vyras atvažiuodavo į ligoninę ryte ir mane paleisdavo pusei dienos tam, kad aš galėčiau pakeisti aplinką, pabūti su dukra. Dukra irgi turi reikalų, kuriuos reikia sutvarkyti karts nuo karto. Tai tas pabėgimas nuo tos ligoninės, pakeitimas sienų, taip pat labai prie mano stiprybės prisidėjo, nes jeigu visą laiką būti ligoniniai, tai tikrai labai sunku yra. Ypatingai ilgą laiką.
visi sako, tu esi tokia stipri, tu tokia mama, tu iš kur pas tave ta stiprybė. Iš tikrųjų, visos mes susilaukusios neišnešiotuko arba apskritai visi mes žmonės susidūrę su bet kokiu gyvenime sunkumu, ta stiprybė jie ateina tiesiog natūraliai. Dažnu atveju taip yra. Ar tai būtų netektis artimojo, ar tai būtų neišnešiotuko gimimas, ar tai būtų skyrybų atvejais, mes visi gyvenam, einam per tai ir iš kažkur tai vidinė ta mūsų stiprybė jie atsiranda. Ir aš skaitau, kad gimus neišnešiotam naujagimiui, ta stiprybė jinai eina iš mūsų vidaus. Ir ta stiprybė jinai tikrai yra pas kiekvieną mamą, pas kiekvieną tėtį, tik tai tą stiprybę taip pat dar įtakoja, sąlygoja jau vėliau įvairiausi veiksniai, ne? Tarkim, susirgo vaikutis, pablogėjo būklė ir ta stiprybė gali užgesti. Tai aš labai linkiu, kad tiesiog ta stiprybė rusentų ir jinai niekada neužgestų tiek, kiek jos reikės.